Labas rytas, bičiuliai. Šiandien sekmadienis, beveik 7 valandos ryto, po truputį švinta ir mano rankose spinigėlis. Atvažiau prie tokios upės ir bandysiu suviliuoti margašonę lydeką. Čia apie porą kilometrų paeisiu palei krantą, pamėtysiu. Jeigu niekas nekibs, eisiu, tiksliau pavažiuosiu, čia prie pat yra ežeras. Tai tenais dar pamėtysiu. Planas apie 2-3 valandas pasivaikščioti šiandien, praleisti gerai laiką, geras oras, nešalta, nešlapia. Tuo pačiu pabandysiu ir suviliuoti margašonę lydekaitę. O kaip man seksis, kviečiu žiūrėti ir keliauti kartu su manim. Bai apaugę krantai. Paskutinį kartą, kai buvau, nebuvo taip nužėlę tie krantai. Dabar čia turiu dar paieškoti, kur prieiti, pamėtyti visai. Bet viena kita vietelė yra dar normaliai. Tai ir bandau. Užsidės tokį ryškų vobleriuką. Dar nesubandęs ant jo, naujas. Pabandysim pamėtyti. Su ryškia spalva dar kol sutėmė labai. Dirba visai fainai. Gal ir lydekai fainiai atrodys. O gal ir ne. Pasikeitėliuosiu guminukus, vobleriukus. Vaikščiodamas, ne ant vieno tikrai gaudysiu. Truputį čia ir ta upė, dugnas ne per švariausias. Esu gaudęs gal 3-4 kartus čia, tai vienas iki tik lydeką esu pagavęs tokią neblogą. Apie metro netoli. Iškart vos ne pirmą lydeką ir tokia dydžio buvo. Taip, kad žinau, kad čia tikrai jų yra. Tik tais ar jos nori valgyti šiandieną, čia jau kitas klausimas. Bandau vienu žodžiu. Žalias vobleriukas kol kas neduoda jokių vaisių. Reikia keisti kokią gumą, gal paieškosiu kokios kitokios spalvytas. Kažką iš gumų užmėsim. Gal pamačius. Ką čia galėtume uždėti, net nežinau. Kažkaip mane vis ant tos žalios labiausiai traukia, bet reik pabandyti kažkokią. Gal tokia auksinė, natūralesnė spalva. Nu davai, bandau tada tokį guminuką. Paskui, jeigu ką, dar čia pakeiteliuosim. Turiu sukriukių. Vobleriuką žalią vėlgi. Nu, vienu žodžiu, bandom. Keiteliuojam. Bandom pagauti tą lydekioką rudeninį. Man šitas užsegimas nelabai patinka, kažkoks per daug lenkts, komplikuotas. Bandom tokią gumą.
Ką čia rodai? O degytė auksų blizga. Nu davai. Bandom. Su guminuku. Pažaisim. Bus matyt. Dar porą metimų čia padarau. Einu toliau. Vėjas po truputį kyla, šį oro prognozės taip ir rodė, kad o kaip čia tas vėjas tom lydekom žaidžia, tai neįsivaizduoju aš čia. Ne meistras. Ne profas, bet to lydeko čia. O, pagavau. Salotų. Gerai, einu toliau. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Simečiau tokį žalią bajavą. Kažkaip tas vanduo čia tarpais ruožais labai drumzlėtas, tai pabandysiu su ryškesniu masalu. Tokia pliauska. Pliurpt. Skrenda gerai. Biški ryškesnė, tai gal bus geriau. Bandau. Na ką, pasivaikščiau prie upės kokią gerą valandą. Jokių kibimų, jokių nieko. Praeitą rudenį čia pagavau savo lydeką. Dabar stovi barža pasiparkavus. Nelabai yra kaip čia pamėtyti. Nu, nebent ant baržos stogų užsilipus. Varau vienu žodžiu tada dabar prie ežero. Čia netgi su mašina nereiks važiuoti. Čia kažkom prie pat nueisiu iš kitos pusės. Žinau, ten geras počiukas, soliukas, stalas. Atsigersiu kavos. Užsimesiu sumuštinį. Ten porą metimų padarysiu. Ir važiuosiu iš kitos pusės dar pasivaikščioti. Prie ežero žiūrėsiu, gal ten pavyks kažką pagauti. Taip kad iki greito. A few minutes later. Na štai mano pusryčių vietelė. 5 minutės peškom ir aš jau prie ežero. Atsigersiu kavos, biškiu užkasiu. Ir važiuosiu iš kitos pusės tam pamėtyti. Štai tokia vietelė. Čia galim ir karpiauti, palapinę pasistatyti. Turiu aš čia memberį šitam ežerui. Galiu kada noriu žvejoti.
Tik tais man čia nepatinka, nes čia prižėlęs šitas galas. Su spinigu kiek teko pasimėti, tai prižėlė. Tai varysiu ten į aną pusę pasivaikščioti. O dabar sėdu papusryčiaut. Po truputį lašnuot pradeda, bet man nelabai įdomu, nes kaip ten sako, nėra blogo oro, yra tik tais bloga apranga. Tai dėl aprangos problemų nėra, netgi karšta jau darosi. Kur čia tas mano? Pusryčiams sweet chickenas bus toks va, rapai. Ir kavos turiu pasidaręs. Kavos pavadinimo nežinau, neatsimenu, tik žinau, kad jau šaukštą vietoj cukraus medaus. Va taip va. Labai svarbi info, manau. Kitą savaitę bandysiu, jeigu nelis, karpę gaudyti, bet ne čia. Čia vasara labiau, nes čia didelis ežeras, tai prisiviliuoti atšalus vandenį bus sunku. Važiuosiu mažesnį. Parai laiko kokie, tai bandysiu dar užsidaryti. Čia paskutinį video truputį prisišnekėjau, vos nelaidau jau žvejybą, bet tai kad dar čia oras plus 20, 18 buvo praeitą savaitę, tai kur tu čia gali sėdėti namuose. Priminsiu, veiksmas UK vyksta, ne Lietuvoje. Užkibo, bet nedidelis jaučiu, bet daužo. Kažką turim. Pasim čarpoką. Opa. Pasiruošti. Kažką turim. Tik neaišku ką. Nu, pasirodyk. Kas čia toks būsi?
per žuvinas. Lydekiokas. Lydekiokas. Ateik, nesispardyk, čia per daugiausiai, netoks jau čia didelis esi. Opa. Na štai, pirmas lydekiokas. Toj pačioj vietoj ir vasarą pagavau. Dabar ateik čia, reik su žirklu ten visokių, aš čia su tavim nenoriu nagų susikapot. Nu, ramiai. Ateik čia išoperuosim. Palauk. Kur čia? Tu žaltyką, tu spurinė. Piktas lydekioks būsi, ką? Na štai. Slidus žaltys. Na va, štai toks nedidelis lydekiokas. Einam paleisti. Eik pakviesk tetę arba mamą. Yes. Pradėjo lyti, jau nebe... tu blemba, į duobę įkritau. O, džioplys. O, taip vos neprisėmiau. Tai va, jau pradėjo lyti, nėra mėla malonu. Da padarau porą metimų ir eisiu iki link mašinos, dar porą sektorių aplankysiu, sustosiu, pamėtysiu. Dėl manęs tai tas lietus man tai netrukda, bet filmavimui ne kažką jau jum objektyvas aplies, ne kažką matysis. Tai. Ir šiaip vieną pagavau jau, kaip sakant, žvejyba užskaityta. Pirmas rudeninis lydekiokas. Ir viskas super. Upė nelabai, kaip matot, pasiteisino paspinigavimas mano, bet atėjus į ežerą pagauti manoma. Taip kad bandysiu dar, kaip sakiau, porą sektorių aplankysiu, prašukuosiu su spinigėliu ir reiks vyniot namo, jau apie 11 valandų kažkur. Ką dar jums papasakot? Spinigėlį papasakosiu, kokio aš čia naudoju. Dabar gerai matas. Fox Warrior spinigėlis, ryte taipogi. Fox Warrior pintas valas. Liaunas toks geras, patogus, lengvas spinigėlis. Jau 3 žuvis ant jo buvo pagautas, 1 metrinė lydeka. Visai gražiai ryte dirba, viskas gerai. Taip kad tiek žinių. Kai ten šitokio guminuko auksinis, toks kaip natūralus, tai ir nekeisiu, einu toliau pamėtyti.
vėl kažkas užkibo, jau biški galingesnis atrodo. Lydeka, biški bus didesnė, matau. Gan gerokai didesnė. Čia jau chebra visas metras, kažin ar į čarpoką įkišiu. Čia teks pavarginti ją, manau. Čia jau gerulė, chebra. Opa, yra chebra. Čia tai žuveliuoks. Tuo einu, aš susitvarkysiu su ją. Tai koks monstras. Nu jau kažkur metras, ane chebra? Beveik. Neturiu kaip pamatuoti. Mano rekordinis. Nice. Pagavau mažesnę, paprašiau pakviesti mamą arba tėtį. Ir pakvietė. Ačiū tau už kovą. Varyk gyvent toliau. Yes, chebra, pavyzdykit. Koks lydys. Palauk, paleisiu čia, nes maječiu. Davė kovos normaliai. Vienu žodžiu, galim vyniuoti meškeres. Laimingi namo. Va tokia rutininė žvejyba. Štai chebrytė, kas liko iš po guminuko ir pavadėlių iš po didelės lydekos. Guminukas toks jau perkastas biški. Pavadėlis irgi jau pažeistas. Na bet nieko. Svarbu, išsitraukiam žuvį. Tai visą tą reikalą palieku, pasikeisiu kitai žvejybai pavadėlį, kai gaudysiu ir pasikeisiu. Na štai chebrelytę po truputį baiginėju savo lydekų žūklę. Kitiems galbūt keista atrodo, kaip čia pas karpininkas pinigas rankoj, bet aš toks kaip ir universalus žvejys skaitausi. Manau, kai galima gaudyti karpį vasarą smagu, viskas gerai, galima gaudyti karpį. Bet kai ateina ruduo, šlapia, maurynai ir jie nebe taip kimba, kodėlgi nepasiemus pinigo į rankas ir nepabandžius pagauti didelę lydeką. Ta, ką aš ir padariau šį kartą.
Taip kad, manau, spinigėlis man ir lydės iki žiemos, kol neužšals visai ežerai ir upės, tol eisiu su spinigėliu pasivaikščioti, kaip sakant, nesėdim ant sofos, kaip ir mano kanalas vadinasi. O tu, jeigu pasižiūrėjai iki pat galo ir tau patiko mano šis video, prašau paspausk šitą ir aišku šitą. Ir susitinkam jau kitam video. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki.